Tai labas Ieva, labas Eglė. Labas vakaras. Labas vakaras. Mes praėjusią kartą šnekėjom apie teisinimus ir prašėm, kad atsirastų gal iš klausytojų pusės kažkokie tai dalykai, kurie būtų sunkiai pateisinami. Ir šiandien buvo planas mūsų juos surinkti ir pateisinti. Tai ką šiandien turim, Ieva? Bandom gal bent vieną kokį nors pateisinti. Ir gal kažką tai aktualaus ir iš bendro gyvenimo, ir iš verslo gyvenimo. Skamba puikiai. Tai nuo ko šiandien pradedam? Nuo išteisinimo turėti kitokią nuomonę. Ok. Tik reikėtų turbūt situaciją plačiau apibrėžti, kažkaip apipasakot. Tik tais, kad gavom vieną sakinį, tai jeigu imti apie išteisinimą kitokios nuomonės, tai va čia gali būti jau mūsų nebent praplėtinės. O tai kas yra pasmerkta šitoje vietoje? Tai yra pasmerkiamas pats požiūris, kad gali būti kitaip? Aš iš sakinio formuluotės supratau, kad tai erzina kitus. O gal mes galėtumėm tą atsakinį paskaityti? Galėtumėme. Vienareikšmiškai. Tik tais, kur aš jį padėjau dabar. Pirma mintis, susidėjai ne su ta hebra. Taip, radau sakinį. Aš dažnai esu kritikuojamas, kai bandau papasakoti, kad gali būti, būna ir kitaip. Labai įdomu. Ir mes tai turime išteisinti, taip. Reikia prisiminti. Bandau įsivaizduoti, kad aš kritikuojama už tai, jog šiaip man labai artima situacija šitą. Tikrai. Tik aš ne tai, kad gal kritikuojama, tiesiog šarlatanė vadinama. Žmonėm asocijuojasi, kad aš neturiu stuburo, neturiu savo nuomonės konkrečios, kad nesu šališka kažkam tai, tai yra labai, labai priimu bet kokią nuomonę, bet kokią teisę egzistuoti įvairiems variantams ir tai aš tampu kažkokia neteisinga, netokia ar kažkokia tai smerktina, sakykim taip. Kai nepasirenku vienos konkrečios nuomonės arba ypatingai nepalaikau daugumos nuomonės. O galėtum kažkokį pavyzdį, kad nuspalvinti, gal pamini? Konkrečiai neatsiminsiu dabar. Tiesiog reikėtų pagalvoti gal biškutį ilgiau. Man pateisinti padėtų, jeigu tu pasidalintum savo ketinimais tose situacijose. Kodėl tu sakai, tarkim, kad gali būti kitaip, arba ten turi kitokią nuomonę. Koks motyvas tenai stovi? Išteisinantis, pateisinantis. Gal žmonės tiesiog nesupranta ketinimų, kodėl tu taip elgiesi? Aš, tiesą sakant, man atrodo, kad žmonės, kurie nepateisinat kitos nuomonės buvimo, tai yra trumparegiai, taip sakant, siaurų pažiūrų, labai griežtų įsitikinimų, nelankstus, nenoriu įžeidinėti, tiesiog man atrodo, kad trūksta gebėjimo pamatyti kitą pusę. Atvejais, kuomet tai yra ypatingai aštru, yra tada, kai mes kalbam apie dalykus, kurie yra susijęs su mūsų moralė, vertybėmis, tokiais principais, ar ne? Tada mums yra iš tiesų sudėtinga pamatyti kito elgesio ar požiūrio motyvus, kodėl kitam taip atrodo. Dabar kalbu labai abstrakčiai. Tarkim, negaliu sugalvoti pavyzdžių. Aš galiu tiesiog pasakyti, kada mane kada man, kaip čia pasakyti, kai aš girdžiu, kad kai gali būti kitaip kritinėse situacijose, kai reikia rasti sprendimą, ne? Man tas padeda, įkvepia.
jeigu ilgai yra ieškoma sprendimo, ir kažkas tai randama, arba, pavyzdžiui, komanda sutarė, ne, kad darysim šitai po ilgo ginčio, ir kažkas sako, bet gali būti kitaip, tada mane išmuša, nes atrodo, kad kaip čia pasakyti, kad nėra šansų pajudėti į priekį. Nes tarsi tą darbą nubrauktų visą. Tai man tada norėtųsi, kad tokios reakcijos nebūtų rezonančiosios, suprasti, kuo tokiais atvejais praturtina. Nes, sakau, tais atvejais, kai reikia sprendimo kitokio rakurso arba kitokio požiūrio, praturtina ir įkvepia. Tais atvejais, kai daug jėgų reikėjo kažkokiam kompromisui pasiekti arba kažkokiam sekančiam etapui, tas išmuša ir tarsi grąžina atgal. Tai man norisi netgi tose kritinėse situacijose suprasti, koks gėris yra to, gali būti kitaip. Dabar galvoju, tada, kai man būtina sutarti su kitu žmogum ar žmonėmis, ar ne, ties viena nuomonė, kaip mes elgiamės, koks mūsų požiūris bendras, tada man tai yra labai svarbu ir tas kitos nuomonės turėjimas, taip, labai gerbiu tavo nuomonę, bet mes turim kažką dabar daryti, ar ne, ir mes turim prieiti kompromisą. Pavyzdys, tarkim, kuriu verslą su verslo partneriu. Jo metodas yra prisitraukti ten klientų arba rasti pigios darbo jėgos, yra mokėti minimumą, reikalauti maksimumo ir, ta prasme, manipuliuoti žmonėmis, klientais, paslaugą, preke ar dar kažkuom tai. Ir man tai yra moraliai nepriimtina, ar ne, aš to nenoriu, aš tokio verslo nenoriu kurti. Tai jeigu mes nesutarėm ties to, kad žiūrėk, man atrodo, tai nėra žmogiška ir aš taip dirbti nenoriu, tai pasilieki tu su savo verslu, daryk tu, ką nori, bet mes į partnerystę neįsim. Tas pats galiotų ir asmeninio santykio, ar ne, ten su draugu, draugais, šeima, apie šeimos kūrimą kalbant, kad vienam, tarkim, svarbu yra turėti ten vaikus, susituokti, o kitam yra svarbiau taikiai gražiai gyventi dviese, ar ne? Ir čia yra tokie esminiai skirtumai. Ir tu gali priimti kito žmogaus požiūrį ir nuomonę, bet supranti, kad kartu į priekį neisi toliau, ar ne? Viskas čia ir baigėsi santykis, nes čia yra kertinis momentas. Ir dabar galvoju, kai šiaip blevizgojam su draugais, šnekam įvairiausiam filosofiniam ar kasdieniam gyvenimiškom temam. Ir tuomet, kai išsiskiria mūsų nuomonės, kad man patinka ten šokoladiniai vafliai. Kitas sako, Dieve, brangus, kaip čia tokia nesąmonė, kaip tu gali tai valgyti? Ne, jeigu valgyti, tai tik vanilinius, jokių šokoladinių. Pavyzdys, ar ne? Mes galim ties to nesutarti, mūsų draugystės tai nekeičia, įtakos tam nedaro ir mes pasišnekėjom, nepriėmėm kitokios nuomonės arba sakom, gerai, tau patinka tokia, man tokia, viskas gerai, einam toliau. Aš galiu tai priimti, nes mano gyvenimo tai nekeičia ir mano vertybių tai nepajudina, ar ne? Bet kartais tai gali patapti puikiu pretekstu susipykimui ir santykiams pakenkti netgi. Skirtingų nuomonių turėjimas, nepriėmimas? Tai yra, kad aš taip labai sugrubinant, jeigu sakyčiau, kad yra dviejų tipų nuomonės, tai yra mano ir neteisinga. Taip. Tai tada tai gali pakenkti, tai yra, kad taip. Kaip tu gali tokį valgyti dalyką, taigi čia yra, ir jeigu aš negaliu priimti kitos realybės, kad kitam gali būti kitaip, taip. Tai tas gali pradėti žeisti. Man atrodo, kad už to slypi kažkas daugiau negu tik nepriėmimas, kad tam žmogui patinka šokoladas ar vanilė. Arba tai truputėlį gilesni dalykai, atėję iš kažkur toliau. Tai gali būti noras, kad būtų tik tai mano nuomonė teisinga ir jokia kita. Bet čia jau krypstam į tai, ko žmogus siekia ir ko jam reikia ir kokį savo trūkumą kompensuoja. Aš apie tai kalbu, ar ne? Man matai šalia yra to, kad ar tada gali būti ir kitaip, tai kartais negali tada. Jeigu mes šnekam apie absoliučią tiesą, vieną tiesą, tai jos nėra. Kažkada mes kalbėjom, kad yra tam tikri dalykai, kas yra absoliuti tiesa, ar ne, kol niekas nerodė kitaip. Taip. Žemė sukasi aplink savo ašį, viskas. Ir tada galim šnekėti su plokščia žemės.
Gerai, jų nuomonė turi teisę egzistuoti, jie randa savo įrodymų, bet aš su jais į išvyką nevykčiau. Man kažkaip atrodo, kad iš tiesų viskas labai priklauso dar nuo konteksto. Kad tas gali būti kitaip vienose situacijose, gali būti, parodo, kad gali būti kitokių skirtingų nuomonių, gali būti įvairiai. Kitose situacijose gali tarsi paneigti ką tik trapų susitarimą. Kitoje situacijoje gali būti, kad noras, nežinau, pasimti savo viršenybę kažkokią, ir panašiai. Tai vat man, kaip čia pasakyti, jeigu tai yra kvietimas pasižiūrėti, kad vieni mėgsta šokoladinius, kiti vanilinius, o kiti citrininius vaflius, o kiti dar vaflių iš vis nemėgsta, tai man, vienaip yra. Bet jeigu tai yra, ne laiku ir ne vietoj ginčas, ne? Kaip čia? Viskas laiku ir vietoj yra tinkama, o ne laiku ir ne vietoj, tai gali sukelti konfliktų, nes neaišku, tas motyvas, apie kurį jūs seka, tipo, kodėl žmogus taip daro, kodėl jisai sako. Prisiminiau vieną dalyką. Mes labai, galbūt į temą būtų, ką prieš pat įrašinėjant kalbėjom, tai yra, kai pasidalinau, kad planuoju kitais metais važinėti į kitą miestą dirbti, tai, tu važinėsi į kitą miestą. Man tai, pavyzdžiui, faina, nes išvažinėsiu tiesiog, bent jau pasivažinėsiu, prisiminsiu senus laikus, kai važinėdavau kitus miestus, daugiau, nes dabar pagrindė Vilniuje dirbu, tai ir reakcijos buvo visai kitos. Rimtai, tu čia, kas vyko, tai yra, ar gali būti kitaip, tai yra, kad galim skirtingai jaustis, kitur akcentus sudėti, kitur sudėti kažkokius, tai, kas yra svarbu, tai yra šauktukus tiesiog tame sakinyje. Tai man čia kažkas tokio labai panašaus tarp mūsų įvyko. Ir man kažkaip tada gali būti kitaip, tai yra tiesiog apie priėmimą tokį. Šitoj situacijai, apie kurią tu šnekėjai, priėmimą, kad tu kitaip pamatai, ar ne? Arba kad tau iš to yra kitas malonumas ir tavo akcentai kiti. Tas gali būti kitaip, man yra toksai, nežinau, jungiantis. Čia yra jungiantis kaip žmonės, leidžiantis suprasti, kad būdami skirtingi mes galim būti kartu. Bet prisiminiau dar vieną tokį pavyzdį, kur turiu tokį vieną pažįstamą, kur man tas, kad gali būti kitaip, tai norisi iš karto sukasti dantis ir jas pradėti griežtą. Aš nekartą jau žmogui esu tam sakęs, kad jaučiuosi kaip dabar būtų dėstoma man paskaita, kurios aš neprašiau. Tai yra, kad gali būti kitaip, tai yra labai lygioj vietoj, tai gali būti, tarkime, ten įsigijau batus, tai būtinai pakomentuos, kokie yra geriausi batai, aišku, ne tie, kuriuos aš aviu, ir ta paskaita gali netgi užtrukti, kad gali būti kitaip, o tu žinai. Klausimas, ar man įdomu, tai čia jau nuplaukia į kitą šoną ir tada aš gaunu paskaitą, kuo jie yra labai ten. Tai čia kaip pavyzdį su batais, bet ten labai daug kur tas įvyksta, kad o tu žinai, čia taip ir taip ir taip. Ir čia geriau yra, ir šalia to, kad lyg mano pasirinkimas būtų kažkoks tai prastesnis, kad gali būti kitaip, tai yra kaip kita geresnė alternatyva, kurios nei aš prašiau, man jinai yra brukama. Toks kaip įbruktas gėris, kurio nei prašiau, nei tikėjausi, nei norėjau, nei dabar malonu įklausytas. Ir nekartą teko sakyti, kad klausyk, man okei, man gerai, tai ar tau skauda, kad man gerai? Ir man priminėjai, nors mūsų čia tikslas iš tiesų išteisinti, tą gali būti tik tai, bet aš žiūrėjau, mes teisinam ir rodom kitą pusę, abi pusės rodom. Aš irgi turiu bičiulę, kuri, kai, tarkim, pasakoja apie savo situaciją, iš karto tai man papasakoja, kaip, iš karto atstovauja mano oponentą. Tarkim, aš jai pasakoju apie situaciją, kur aš, tarkim, nežinau, turėjau konfliktą ar kažką, ir jinai iš karto aiškina, kaip teisingas buvo mano oponentas konflikte ir taip toliau. Ir aš jai sakau, leis bent akimirką, priimk mano tiesą. Priimk, kad aš taip jaučiau. Priimk, kad taip. Nes man tas iš karto pasakymas, kad gali būti kitaip ir iš kito rakurso, tai toksai net neleidžia, atrodo, manęs nesusitinka, kaip ir su tavo batais. Net nėra akimirkos tau pasidžiaugti batais, nes kitam pasaulyje yra tų batų geresnių.
Tai man yra dar toksai tas iš karto rodymas, kad yra kitoks požiūris, man neleidžia priimti mano požiūrį. Kodėl mano požiūrė tame nėra spektre? Pavyzdžiui, kitokiškumo, tas. Tai man dėl to čia, per šitos pavyzdžius atrodo, kad ne pati intencija yra svarbiausia, bet dar ir labai svarbu yra forma. Nes gali būti pati geriausia intencija, bet po to forma, tai gali būti labai sunku klausytis to, kad gali būti kitaip. Tai čia, kame yra galbūt tas sunkumas. Aš pritarsiu tam, kad gali būti kitaip, labiau aiškintis apie tai, kas už to slypi. Ar čia tik tai žmogus negebėjo išsireikšti ir jo nesuprato, ar kitas negebės suprasti, kad egzistuoja kitokia tiesa, ar ne? Yra žmonių, kurie mato tik tai, ką mato. Ar čia yra noras bent šį kartą būti teisiam, ar noras apginti savo kažkokią tai vertybę, kuri išsireiškia per tą nuomonę ar tą veiksmą. Tai yra krūvos dalykų. Taip. Ir man atrodo, kad tame yra ir tas pats, kaip aš sakiau, intencija, ir ta pati forma, kad tu sakei, ir laikas, ir vieta, visas tas kontekstas, kame visą tai skamba. Dabar galvoju, reikia išteisinti mintį, kad gali būti ir kitaip, ar ne, turi teisę egzistuoti ir kita nuomonė, bet mes bandom pateisinti žmogų, kuris negali matyti kitos nuomonės. Man toks jausmas susidaro, kad mes truputį bandom išteisinti tą kitą, kuris nemato, nepriima kitos. Aš tai jaučiu, kad ir. Nes ta prasme, kad vien tik išteisinti natūraliai negaliu šitoj situacijai. Nes kaip tik ir matau, kad gali būti kitaip. Kad gali būti taip, kad teisus tas, kuris, sako, kad gali būti kitaip, ar ne? Ir man labai subjektyviai teisus gali būti tas, kuris gali to nepriimti. Čia ar galime prisileisti mintį, kad gali būti visaip? Taip. Ir gerai, ir blogai, ir galbūt neskubėti nuteisti, neskubėti pateisinti, ar dar kažką tai nuveikti. Tai yra, kad labai nuo situacijos priklauso, kurioje tie labai svarbus kintamieji atsiranda. Laikas, vieta, žmonės, jų pasiruošimas, galbūt irgi intencija, forma, labai daug priklausinių. Aha. Labai gerai, dabar man taip suskamba, kol tu Vincai sakai, man čia yra tas momentas, kaip aš iš vieno savo artimo žmogaus, kaip papasakoju, kažkokį skaudulį, aš girdžiu atsakymą, yra kaip yra, kas yra labai panašu, kad kaip gali būti kitaip, gali būti visaip, ne? Bet kodėl tada nėra taip, kaip yra dabar, man? Tarsi toj akimirkoje, ne? Kad to nėra, yra kaip yra, bendrai, generaliai, bet individualiai nėra. Tai čia tokio nurašymo. Taip, ir man tame yra nurašymo tokio, kad tada reiškia, jeigu yra kaip yra, arba gali būti visaip, tai ir šitaip gali būti. Tai aš tokiam, tarsi atrodo, kviečiau momentui, kad būti visaip, bet pabūti ir ypatingai taip. Tai čia galbūt būtų tas iš abiejų pusių svarbus momentas, kad ar gali būti kitaip, tai yra sakytojui, kad gali būti kitaip, svarbu irgi turėti omeny, kad gali būti ir taip. Būtent. Ir kad tas kitaip, kuris yra šitaip dabar. Taip, nes man taip skamba, atrodo, kad taip, yra mėnesyje 31 diena, taip, bet ir yra pirma. Ta prasme, nes taip, mėnesį yra 31 diena, pavyzdžiui. Bet yra ir 30. Yra ir 30, yra net 28 ir 29. Bet apie tai, kad, taip, bet ir pirmadienis yra savaitėje. Egzistuoja savaitė, bet egzistuoja pirmadienis. Aš ignoruoju pirmadienius, man jie nepatinka. Man jų nėra. Taip. Ir čia netgi per sakinio konstrukcijas gali tas atsiskleisti. Trumpiausia, paprasčiausia būtų taip, kablelis, bet. Ir viskas. Taip, ir pasineigia. Yra nubraukiamas, nes bet nubraukia visą tai, kas buvo prieš tai pasakyta. Ir tada jau tęsim. Čia iš neurolingvistikos, kad mes prisimenam, kas yra po bet. Nes prieš tai visą tai būna nubraukiama.
Taip, ir tas visas šlovinimas, aš kartais juokiuosi, gali prasidėti viskas nuo bet mums nelemta būti kartu ir tu nuostabus. Ir taip sigaštai. Bet žiūrėk, kaip gražiai išeina. Mums nelemta būti kartu, bet tu toks nuostabus. Taip, viskas. Ir žmogus atsimena, bet tu toks nuostabus. Viskas gerai. Taip. Čia toks įdojas įgalinantis formą. Tu mėgsti verslo daryti, manipuliuodamas ir išnaudodamas kitus žmonės. Faina, džiaugiuosi už tave, einu kitur. Bet einu kitur. Arba, čia būtų gerai. Jeigu pradėti taip, gali būti visaip, bet šį kartą yra taip. Ir vau. Va tau. Taip, aš sutinku, kad gali būti visaip, bet yra šitaip. O čia reikėtų į kokį valdovo vadovėlį įsirašyti tų, kurie sako, aš labai įsiklausantis, suprantantis vadovas. Tikrai taip, aš emociškai labai pasikaušius, išprūsus, bendravimo subtilybę su žmonėmis išmananti. Taip, bet nejausti, bet aš čia susirinkau. Taip. Smagiai čia juokimės. Tikrai smagiai. Jaučiu jau kaip šventės artėja. Išteisinam? Aš galvoju, kad pakvietėm į tokį girdėjimą. Taip. Aš tai išteisinam, tai matuojas pagal save. Turiu savo argumentų už ar prieš ar neturiu. Tai šiuo atveju turiu. O aklam bandyti parodyti kažką, tai aš nematau prasmės. Tai yra, jeigu žmogus nepasiruošęs išgirsti kitos nuomonės, kito požiūrio, tai tu verskis per galvą, tai jis tiesiog nepasiruošęs tam. O gal tiesiog nenori ir jam to net nereikia? Pavyzdžiui. Taip, bet. Taip, bet. Tai valio. Jeigu aš galiu ramiai palikti tą žmogų ramybę ir nueiti, nes man neįdomu, man trukdo, aš noriu būti priimtas, išgirstas, suprastas, tai gerai, bet yra kiti atvejai. Kuomet reikia kažkaip tai kurti bendrą, nežinau, buitį, verslą, ateitį, dar kažką. Svarbiausia, kad nebūtų reikia ir būtina dėl kito. Tai yra, reikia būtina, kad būtų dėl savęs, bet jeigu yra reikia ir būtina dėl kito, nes tai manau, čia yra jau brukimas prievarta į gerklę gėrį, kurio žmogus nenori. Ir kažkaip aš galvoju, kad visai neblogai būtų būti atlaidžiam tiek savo, tiek kitų ribotumui. Jeigu dar žmogus nemato iš mano rakurso šitaip. Ir jam nėra pasirengęs, kaip tu sakai, Ieva, šiandien pamatyti. Nepasirengęs. Gal tu nematai iš kažkos kito rakurso, kuriame jisai dabar stovi. Dažnai mes tiesiog negebam išsireikšti kitam suprantamą kalbą. Čia tam yra labai svarbu forma. Taip. Ir intencija taip pat. Intencija. Tas tikrai padės irgi. Ar daugiau imam šiandienai? Kokių žiaurių dalykų. Išteisinkim vėlavimą. Ne. Gali būti visai, bet ne. Šiaip yra dalykų, kuriuos tikrai galima pateisinti ir yra vėlavimas. Taip. Tai yra ne tas dalykas, kurį būtų galima pateisinti, čia yra turbūt apie asmeninį santykį su juo susiję. Taip, aš nesu pasirengusi pateisinti vėlavimą. Kodėl be visų šitų sarkazmų, tai yra vienas iš dalykų, kuris mane ypatingai erzina. Tai čia galėtume atskirų podcastų neteisinčiau jo, o smerkčiau jį. Vėlavimas man yra kito žmogaus laiko vagystė, nepaisimas ir panašiai. To, su kuriuo susitariau. Tai čia turbūt būtų panašiai išteisinimo prasme, kaip ir su kitos nuomonės priėmimu, turėjimu kitos nuomonės. Tai yra, mums tiesiog nepakeliui su to žmogum. Aš nenoriu turėti jokių reikalų ar starti susitikti, kai žinau, kad žmogus yra linkęs vėluoti. Taip.
Pasmerkta. Bum. Deja, su vertybėm tai dar kažkaip vis tiek atsirinkam ir grupėse tas rečiau pats ir iškylantis dalykas, bet vėlavimas apskritai grupėse, kur nebūtinai tavo ratas ir taip toliau, tai va čia vis tiek jisai nuolat yra iškylantis dalykas, tai man taip sunku išvengti to. Asmeniškai vis tiek susiduriu. Nors pats vėluoju labai retai ir labai išimtiniais atvejais, kartu susidurti su tuo visai tenka. Ir vertybinių dalykų man susidaro tokios sąlygos vis tiek, kad aš galiu pasirinkti. Ar su tai žmonėmis bendrauti, eiti tas grupės ir taip toliau. O vat, su vėlavimu tai viskas tinka, bet, pavyzdžiui, vienas kitas žmogus vis vėluoja. Tada taip... Gerai, pabandykim išteisinti žmogų. Įsivaizduokim, kad aš esu žmogus, kuris nuolat vėluoja. 10-15 minučių, bet nuolatos. Aš žinau, kad aš vėluoju, aš stengiuosi anksčiau atsikelti, anksčiau pasidaryti, anksčiau išėjti. Man tiesiog va taip nutinka, aš vėlu, aš nežinau, ką daryti. Išteisinkit mane ir mano vėlavimą. O kodėl turėtumėm? Taip, nes suspėjai kažkaip traukinį, autobusą, lėktuvą. Bet man pačiai nėra su to lengva. Aš pati strimgalviais lėkiu, aš pati pusę atstumo nuplaukiu laivu, kitą pusę traukiniu nuvažiuoju, nes viena transporto priemonė, aš nespėju į ją. Man pačiai sudėtingesnis gyvenimas. Man taip nepatinka, bet aš nežinau, ką daryti. Norėti įsispręsti ir eiti ieškoti sprendimo būdų. Žiauru. Jo, čia jau būta gėlių. Bet čia yra ir asmeninis santykis, tai mūdu su Egle, tai tikrai esam tie, vieną tokį turim periodiškai užsiėmimą, kur nuolat žmonės vėluoja. Tai yra 1-2 visą laiką grupėje bus, kad pavėluos. Ir tada, man, pavyzdžiui, kas esminis dalykas yra, tai kad jų nelauktų. Tai yra, mes pradedam tada, kada pradedam ir gerbti reikia atėjusius, o ne vėluojančius. Ir kai tas nėra daroma, mane ima piktis. Tiesiog. Ir tada man nesvarbu, tu turi priežasčių, tu neturi priežasčių, bet mes susirinkom, mes norim veikti dalykus. Kodėl turėtumėm dabar tai atsižvelgti? Ir vis tiek gadinasi procesas, nes naujai, tiems vėluojantiems, tada iš naujo yra pasakojimo, kągi mes čia darom. Ir tas, žodžiu, ne. Ok, ar galėčiau sakyti, kad mes kažkiek pateisintumėme vėlavimą, jei vėluojantysis netrukdytų kitiems, sutiktų, jog pats pavėlavo ir dėl to jo laikas sutrumpėjo susitikimo, tarkim, dėl to jis gaus nepilną paslaugą, pavyzdžiui, negaus visiškos naudos, kurią galėjo gauti ateidamas laiku, jam niekas individualiai neaiškins ir netrukdys kitų laiko, o jis turės pritapti taip, kaip yra. Tada mes galėtumėm sakyti, kad, tai ir vėluok tada. Vis tiek tai veikia. Aš nesu susidūręs, kad taip nutiktų iš tikrųjų, nes tie žmonės, kurie, bent jau man kaip aš patiriu, tai jeigu žmogus kartais tik tais vėluoja, retai, tai dažniausiai ir tyliai įeis be kažkokių tai fejerverkų ir prisitaikys ir nesudarys sąmyšių ir taip toliau. Tie žmonės, kurie nuolat vėluoja, jie ateina garsiai, jie ateina nebijodami paklaust, o tai kas čia dabar vyksta, trikdydami, pavyzdžiui, grupiai sėdėm visi užmerktom akim, bandydami įsižeminti, tai ką čia veikiat? Tai prisėsk, užsiberk, pagalvok apie tai, kaip dabar greitai jie ir dabar pamėgink sulėtėti. Tiesiog, be užduoties. Taip nebūna dažniausiai. O tai ką čia veikiat? Iš karto. Ir tas trikdo. Man nebūna, kad nutiktų taip vis tiek, kad žmogus ateitų ir gauna tai, kiek gauna. Tie žmonės moka ir pasimti dažniausiai. Ir tada man, kaip atėjusiam laiku, man tai yra, aš tada gaunu mažiau. Bet tai nėra savybė vėlavimas tokio, čia gal egocentrizmas ar kažkas tokio? Labai kažkaip susijusios galbūt. Vienas iš mano pažįstamų žmonių sakė, kad yra ADHD. Kad turi ADHD. Tačiau atvykti pavėlavus valandą, bet
su pilnu makiažu, puikiausiai išlygintais drabužiais ir nuvalytais batais, ta prasme, pavyksta. Tai aš nenoriu kritikuoti to, bet reiškia yra dalykų, kuriuos pavyksta atlikti laiku ir, ta prasme, dirba darbuose, kur reikia, pavyzdžiui, atlikti. Kažkas yra kitas prioritetas, o ne žmonių laikas, užsiėmimas, kažkas, kur tu turi būti. Ir aš labai jaučiu daug pykčio apie tai, dėl to negaliu tokia visai būti, tarkim, nešališka, nes aš labai stipriai šališka, man yra labai stipriai apie nepagarbą ir aš netgi ketinu, kad jeigu man, aš jau taip juokauju, bet to tikriausiai galbūt nejuokausiu, kad kai man parašys žmogus vėluoju, aš rašysiu nelauksiu. Arba, pavyzdžiui, man yra pasakyta buvo, kad, tarkim, susitinkame 5 valandą, po 5:10 aš jau esu vietoje, aš gaunu žinutę, kur man pasakyta, būsiu po 15 minučių, dar vėliau gaunu žinutę, nesušalk. Tai ką, aš teleportuoju? Ne, čia jau yra toks... Aš teleportuojuosi ir man tai visą laiką, žinot, kaip buvo tas rusiškas yra, kad ja načelnik, tu durak, tai man čia yra, aš vėluoju, tu durnius, su kvailys. Tu kažkoks, visiškai nevertingas esi žmogus. O kur kito žmogaus laikui, pagarba kito žmogaus laikui, nes atrodo, kad aš tai galiu vėluoti, tu palauksi, tu kažkoks antras, ta prasme, tavo laikas visiškai nesvarbus, tos 10 minučių, ten 15 ar kažkiek yra visiškai nesvarbi. Tau ką svarbiau tos 10 minučių, negu susitikti su manim? Tai tau ką svarbiau vėluoti 10 minučių, negu ateiti laiku. Ir man tai yra, man yra labai stipriai apie nepagarbą, negebėjimą elgtis su savo laiku ir santyki tokį. Nesvarbumą tokį kažkokį. Žmogaus prioritetos, neakcentavimas prioriteto santykyje. Tai man kažkaip tas yra. Man tai, kaip ir sakiau, toks egocentrizmas, kur žmonėm pasaulis sukasi tik aplink juos. Kur mano laikas, kaip noriu, taip tvarkausi, čia ką spėsiu, kada padarysiu, ten palauks, nenumirs, viskas ten bus gerai, žinai. Jeigu mane pažįsta, mes juk 100 metų čia pažįstame. Tai jo, tu tvarkyki savo, aš tada tvarkysiu savo. Mhm. Ir man net nepatinka gudrauti, aš turiu artimame rate, kur dėl laiko, kad viskas įvyktų laiku, aš turiu gudrauti, kad viskas yra valanda anksčiau, negu yra iš tiesų. Tada žinau, kad žmonės bus pasiruošę ten, arba žmogus bus pasiruošęs laiku. Arba kokį pusvalandžių keisti tą laiką. Man nepatinka žaisti šitų žaidimų. Suprantu. Tai visgi yra dalykų, kurių negalim pateisinti. Ir keista, mano galva, tai nebuvo pats žiauriausias dalykas iš tų, kuriuos parašė ar paprašė išteisinti klausytojai. Tai mes šiandien vieną dalyką maždaug priėmėme, o kitą pasmerkėme. Visiškai nuteisėm, taip. Čia atvirkštinis gavosi. Mes irgi turim teisę. Taip. Čia šitame kambaryje dabar yra koncentracija, kad gali būti, kai nepateisinamas vėlavimas yra. Ką tik paneigiam patį savo prieš tai išteisintą dalyką praktiškai. Kad gali būti ir kitaip. Gali, bet ne čia. Man yra 2 skirtingi dalykai, kad aš suprasti galiu daugą, praktiškai viską suprasti galiu, pateisinti ne viską. Bet taip, priimti ir pateisinti ne viską. Niekada, tarp kitko, nebuvau atskyrų šitų dalykų, kur jo, aš galiu suprasti, kodėl tu taip pasielgiai, aš taip niekada nepasielgčiau ir nenorėčiau, kad su manim taip elgtųsi. Negaliu pateisinti tavo elgesio, bet suprantu, kodėl. Taip, pas mane tas yra atsiskyrę. Manau, čia yra labai svarbus atskirimas, nes kai sulipdom, tada dažnai nebūna kaip supykti netgi. Nes tada ir teisinam, ir jausmai kyla, o jeigu tiesiog suprantu ir turiu tam jausmų. Tai yra, mane taip veikia šitas dalykas ir įsivaizduoju, kad kokios gali būti to priežastis ir taip toliau. Ir yra pasiekmė. Tai yra, mane taip veikia. Taip. Ačiū, jūs ką tik išlaisvinot mane nuo pusės mano gyvenimo problemų. Kai suvokiau, kodėl aš labai lankščiai žiūriu į kitus žmonės, jų požiūrius, elgesį, mintis, mąstymą, būdą ir visą kitą, bet kažką tai jaučiu viduj prieštaringo ir galvoju, tai čia jo reikalas, kaip jis nori, taip jisai šneka, daro, elgės, atrodo. Bet man tai kažkaip tai nepriimtina. Taip.
Ir gali būti nepriimtina, ir mes galim visaip ten jaustis. Klausimas, ką jau su tuo dar, čia jau kitas, kad jausmai kyla, tai čia labai toksai nei sureguliuojamas, nei kažkoks taip ištreniruojamas dalykas, tai yra, taip mus veikia, taip viskas tvarkoja. Kuo labiau neigiam, to blogiau išlenda po to. Taip, tada paveikiam arba išveikiam kažką. Taip, negražesnė forma. Tai man dėl to su vėluojančiais aš neturiu tokio tikslo kažkaip tai slėpti arba ten aršiai pykti ar dar kažką. Tai yra, kad aš parodau taip, kaip mane tai veikia. Kartais tai būna nepasitenkinamas, kartais tai būna, kad, ir vėl, aš tave nurašau šitoje vietoje tiesiog, kad žinau, kad tu esi, ten, pavyzdžiui, 15 minučių vėluojantis žmogus. Ir tiek. Ir tada tai man tam tikras toks yra nurašymas įvyksta, kad, pas tave punktualumo nėra, dėja. Kai kurie pykdo, kai kurie nuvilia, su kai kuriais labai okiai man būna netgi. Tai čia svarbu yra, kad būtų tada jausmams vietos. Bent jau man. Taip. Tai ką? Baigiam šiandienos įrašą. Manau, kad taip. Gero jums klausimuose. Gražių švenčių. Ir pasimatom kitąmet. Taip. Su tolerancijos naujaisiais. Nevėluokit. Gerai. Gerų švenčių. Dosnaus kalėdų senio. Ate? Ate.